Šiandien lankiausi Vilniaus karatė mokykloje, kur nuostabūs treneriai kiekvienais metais savo mokiniams padaro didžiulę šventę. Čia tikrai netrūko linksmybių ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. Daugvydas puikiai moka užvesti publiką. Rojas But, renginių organizatorė, užkūrė tikrą vakarėlį čia ir pakvietė į svečius Efą Šmeko. Po linksmų vakarėlių visada lieka daug šiukšlių. O kągi su jomis daryti? Šiuo atveju vaikus ir jų tėvelius mokiau, kaip tausoti žemę, susirinkti šiukšles bent jau iš po kojų. Tik patys parodė gražų pavyzdį, juo galime užkrėsti ir kitus. Daviau vaikams užduotį, taip pat prisijungė ir jų tėveliai. Iš surinktųjų trenerių stovyklose šiukšlių jiems pagaminti po atsidėkojimo taurę. Ir čia tikrai netrūko juoko, kūrybiškumo bei bendro komandinio darbo. Čia buvo su jumis Vilniaus karatė mokykla.